Sveiki, šiandien aš su jumis noriu pasikalbėti ir pasidalinti apie mūsų vaikučius, apie mūsų vaikų stiprinimą, apie stiprinimą jų sveikatos, jų organizmo. Taigi labai yra svarbu, nes dabar jie vėl pradėjo lankyti darželius, pradėjo lankyti mokyklas ir mums yra taip smagu, kad tie vaikai mūsų būtų sveiki ir, sako, sveiki vaikai, laimingi yra tėvai, ne? Tai kas yra svarbiausia, tokie dalykai. Tai mums yra labai svarbu sustiprinti vaiko virškinimą, žarnyną, nes ten yra 80% imuninės sistemos. Labai svarbu, kad tas mūsų vaikas su maistu, maiste jo būtų daug daržovių, tai yra lapinių kopūstų, nes iš ten jisai gauna ir kalcį, ir magnį, ir daug kitų maistinių medžiagų. Ir pavyzdžiui, jeigu to vaiko žarnynas yra prastos būklės, tai netgi negali pasisavinti iš maiste esančių tų vitaminų ir tų maistinių medžiagų. Kitas dalykas labai yra svarbus – omegos riebiosios rūgštys. Žinoma, jeigu gali mūsų tas vaikas gauti ir su maistu, jeigu jo maiste yra pakankamai riebios žuvies, ten linų sėmenų ir kitų produktų, kuriuose yra tas omega riebiosios rūgštys, ne? Ir labai dar svarbu yra multivitaminai ir mineralai, daug daržovių, daug vaisių, bet nežinau, šiaip man kiek aplinkoje yra tėvų ir kiek mes pasikalbame, tai sako, turiu didelę problemą, nes vaikas nevalgo arba žuvies, arba nevalgo daržovių, sako, jeigu tu klausi, ten pavyzdžiui vieną kažkokią tai mėsą suvalgo, bet daržovės tikrai, sako, jinai tiesiog netgi neužkabina. Tai kaip tai yra svarbu, tai tam, kad tas mūsų vaikas būtų sveikas ir laimingas, aš tiesiog noriu jums parekomenduoti ir tai, ką duodu, žinoma, aš savo vaikui. Tai yra multivitaminų mineralų kompleksas, čia yra 18 vitaminų. Tai yra ir A vitaminas, ir C, ir D, ir E vitaminų kompleksas, B grupė. Čia yra natūralu įdėtas ir cholinas, kuris yra labai svarbus vaikų smegenų veiklai, jo mąstymui, ir taip pat šis produktas padeda stiprinti ir imuninę sistemą. Tai papildyti tą vaikų mitybą, tai ką jie valgo, yra labai svarbios tos maistinės medžiagos. Tai yra natūralus produktas be jokių konservantų ir kad, tai sakom, vaikams įduodame visą tai, kas yra geriausia, ne? Ir omega riebiosios rūgštys. Jeigu jūsų vaiko mityboje yra mažai žuvies, ne, ten mažai sėklų, tai rekomenduoju šitą omega produktą, kuriame yra 8 omegas rūgštys, taip kaip yra natūraliai žuvies raumenyje. Ir šis produktas yra ištirtas nuo 200 toksinų, nes kompanija tiesiog toksai yra jų vertybė, 0 toksinų, ir kad produktas būtų pats geriausias ir kokybiškiausias. Ir kaip sakiau, kad labai svarbu yra stiprinti vaiko žarnyną, kad ten yra 80% imuninės sistemos, nes nuo žarnyno prasideda labai daug visokių dalykų. Ir gerosios žarnyno bakterijos su 5 milijardais gerųjų bakterijų, jos yra apsaugotos nuo skrandžio rūgšties, kad tenais būtų nesuardytos, bet nueitų į žarnyną ir atliktų tą savo darbą. Ir kitas produktas tai yra kalcis, magnis plus vitaminas D, taip pat ir nerviniai sistemai, ir raumenų veiklai, ir kaulams stiprinti, ir visam organizmui. Tai jeigu, pavyzdžiui, sakykime, norite išvengti, jeigu dažnai jūsų vaikas serga ten kažkokiomis, sakykime, kvėpavimo takų problemomis, ausų uždegimais ir taip toliau, tai arba netgi, pavyzdžiui, kažkam tai nori vystytis astmą, ne, tai šiaip tokiam vaikui reikėtų mitybą papildyti magniu nuo 50 iki 150 mikrogramų. Tai įsivaizduokite, kiek tas vaikas turėtų suvalgyti daržovių, ten tų lapinių kopūstų, kad gautų šitą kiekį magnio. Tai šitame
sakykime, dalyke jums gali padėti šitoje vietoje kalcis, magnis, taip pat ir omega riebiosios rūgštys. Na ir žinoma, mikroelementai ir mineralai ir taip pat, žinoma, gerosios žarnyno bakterijos. Taigi sustiprinkime savo vaikų sveikatą, nes tai yra pati geriausia investicija į vaikų sveikatą ir į ateitį jų. Ir tai tikrai nėra išlaidos, bet tai yra investicija.